Sveikos brangiosios ir brangieji. Filmuoju video jum jau vėlai vakare, dabar jau turbūt gal kokia 1 nakties. Nuotaika šiandien gera, galvoju pradžiuginsiu ir jūs. Nors dažnai kiekvienam video kartoju, pasistengsiu video kelti dažniau, bet su darbų kiekiu, klientais ir asmeniniu gyvenimu, kol kas nesigauna dažniau. Aš tikiuosi, kad ateis ta diena, kai aš galėsiu dažniau jūs pradžiuginti kortų skaitymais. Taip pat šiandien pagalvojau, maksimaliai vienam video sutalpinsiu daug laimės. Ne tik, kad jūs kortų skaitymų pradžiuginsiu, bet dar ir paskelbsiu konkursą, kas mano kanale jau seniau, pamenat, darydavau ten taro skaitimui arba astrologijai, sielos formuliai laimėti konkursus. Tai vat, kadangi liko mėnesiukas iki, jau net mažiau nei mėnesiukas, iki kalėdų, iki naujųjų metų, tai man atrodo bus kažkam nuostabi dovana pažinti labiau save. Tai konkursas bus skirtas sielos formuliai laimėti. Ką jums reikia daryti, tai tik tai komentuoti po video, parašyti, kodėl jūs norėtumėt sielos formulės. Ir gruodžio 15 dieną išrinksiu 10 laimingųjų. Anksčiau darydavau mažiau merginų, bet prieš didžiąsias šventes pamaniau tikrai bus toks geras darbas ir man prieš šventes, ir jum pažinti save, suprasti save. Kas dar nepažįstama su sielos formulė, tai yra astrologija, tai yra kiek kitaip nei taro kortų skaitimas, ar ne? Astrologijoje mes žiūrim planetas, kurios būna išsidėsčiusios jūsų gimimo dieną, matom jūsų karminį kelią, jūsų Lilit, pasąmonės demonus, matom ten, kur galite save realizuoti, per kur galite uždirbinėti pinigus, kas jums trukdo, kartais matom, kas partnerystėje netrukdo, pas kiekvieną tai yra individualu. Tai sielos formulė yra nuostabus dalykas, kad geriau pažinti save. Tai vat, kas dar nepažįstamas su ją, tai truputėlį apibėgau, kad suprastumėt, apie ką kalbu. Tai tikrai pasinaudokite galimybę, gruodžio 15 dieną išrinksiu 10 laimingųjų, o jums reikia tik tai po video šituo komentuoti, kodėl jūs norėtumėt sielos formulės, ar norėtumėt kažkokių pokyčių gyvenime, ar save pažinti, ar dar dėl kažko, tai nesvarbu, ar tai bus kažkokia pora žodžių, ar kažkokia visa pastraipa, ką norite parašyti, tiesiog pakomentuokite. Kas dar? Lygiai tą patį, dar yra merginų, kurios galbūt nenori laukti, nori greičiau ar kažkaip vat, iki švenčių dar gauti sielos formulę, tai jai irgi skelbiu akciją, vietoj įprastų 70 eurų bus 50% nuolaida. Ir kainuos tik 35 eurus visą gruodžio mėnesį. Iš karto sakau, merginos eilė yra ir reikės laukti 2-3 savaitės, priklausomai kaip pasikeis, šiam momentui 2 savaitės, paskelbus akciją gali ta eilė truputėlį padidėti, ar ne, ten kokias 3 savaitės, tai vat palaukti reikės. Tai va, bet čia tik nuolaidos bus astrologijai. Taro kortų skaitimam nuolaidų nebus. Tai kas nori, kaip sakau, greičiau ir be konkursų, tai prašom 50% nuolaida visą gruodžio mėnesį sielos formuliai. Kas nori pabandyti laimę, prašau, komentuokite ir gruodžio 15 dieną išrinksiu 10 laimingųjų irgi sielos formuliai. Tai va, tai tokia įžanga ilga, kiek aš jau čia prakalbėjau, tai gerai, labai neužsiplepu tada,
padarykim kortų skaitimą. Šiandieną bus toksai neilgai perspektyvai, kas jūsų laukia iki šių metų galo. Kas mane jau žiūrės vėliau, tai žiūrėkim mėnesį į priekį, kas nusimato, kas jūsų laukia arba kas nutiks mėnesio laikotarpyje, ar ne? Kas mane žiūri, kaip sakau, čia ir dabar, tai vat būtent kas nutiks iki kalėdų, iki naujųjų metų, kokie įvykiai, kokios nuotaikos bus. Ir šiandien bus 4 karalienės. Rinkitės, nežinau, pagal paveikslėlius, pagal energijas, kaip kuri norite, arba pagal zodiako ženklus. Tai pirma pas mus bus Lazdų karalienė, tai yra ugnies stichija. Tai pas mus Šauliai, Liūtai ir Avinai. Tada antras variantas tai bus Monetų karalienė, tai žemės stichija, Mergelės, Ožiaragiai ir Jaučiai. Tada trečias variantas pas mus bus Taurių karalienė, tai yra vandens stichija, Žuvys, Skorpionai ir Vėžiukai. Ir paskutinė oro stichija, tai pas mus Svarstyklės, Vandeniai ir Dvyniai. Vat, rinkitės kaip tik tai norit, pagal ką tik tai norit, o aš tada, kad negaišti laiko, pereinu prie pirmojo varianto. Jeigu jums reikia laiko, jūs susistabdykit. O aš pradėsiu nuo pirmojo, pažiūrėkim. Kas jūsų laukia iki šių metų galo arba tiesiog mėnesio laikotarpyje. Tuoj pasitikslinu. Žiūrėkit, pirmas variantas, tai pirmoji eina informacija kokia, kad jums kažkas paaiškės, ko dabar nematot, arba nežinot. Čia truputėlį išsiskiria informacija. Vienom bus kažką sužinosite apie savo vaikiną, vyrą, galbūt kažką nuo jūsų slėpė, kažko nesakė ir kažkokia informacija. Čia labai ryškiai rodo, kad išaiškės, pasirodys į dienos šviesą. Kitai pusiai žiūrinčiųjų arba tos, kurios laisvos, pavyzdžiui, kur be partnerių, tai kažkokios dvi draugės, galbūt dvi kolegės, dvi draugės, galbūt dvi kažkokios moteris šeimoje kažką nuo jūsų slėpia, kažką tai, ko jūs nematėt, negirdėjot galbūt, kažkokia į dienos šviesą išeis informacija. Vat sužinosite kažką tai, ko nematėt, negirdėjot.
Oi, čia žinokit, turbūt pirmą variantą šiandien daug merginų pasirinko, nes labai skirstosi kažkaip informacija. Čia žinokit, nes bandau klausti, kokia ta informacija bus. Vieniem konkrečiai eina meilės srities, širdies reikalai, tai vat kažkaip jūs gali truputėlį nuvilti jūsų partneris, kažką sužinosit, vat kažką, kad nuo jūsų slėpė, kažką melavo. Vat, o kita pusė, vat kažkokie gali būti finansiniai reikalai, nuo jūsų kažką tai nuslepia. Tuoj dar papildysiu. Nu, vat kažkas nesažiningai, suprantat, yra, vat pavyzdžiui, jeigu tai jūsų kokie šeimos nariai, galbūt, nu, vat kažkokius gal teisinius reikalus, gal kažkokius finansinius reikalus, gal pinigus, gal kokius nors palikimus, bet kažką tai nuo jūsų nuslepia. Ir va tai paaiškės. Iki šių metų galo rodo, kad ta informacija jum jau bus žinoma. Gerai. O be šito dar, kas dar laukia pirmo varianto? Žinokit, kažkuriom merginom eina konkrečia informacija, kad iki metų galo arba, nu, vat kaip žiūrim mėnesio perspektyvą, sužinosite, kad laukitės. Arba tos, kurios dabar laukiasi, sužinos, pavyzdžiui, vaikelio lytį. Jau galbūt iki švenčių sužinosite, vat mėnesio bėgyje sužinosite, kas pas jūs bus, mergaitė ar berniukas. O kažkurios vat, informaciją konkrečiai sužinosit, kad laukiatės. Tai labai bus malonu iš jūsų pusės, jeigu paskui pakomentuosite. Jeigu iš tikrųjų tokia džiugi žinia jūs pradžiugins. Pas kažką tai rodo, kad link galo eis kažkokie teisminiai procesai, pavyzdžiui, skyrėtės galbūt su vyru arba kažkaip bilinėjatės ir man rodo, kad jau bus padėtas taškas. Iki mėnesio laikotarpyje man rodo, kad jau bus kaip ir padėtas taškas. Nu, va čia, žinokit, 3 trejetai išėjo, nu čia vienas po kito iš eilės, nu čia įdomiai. Žiūrėkit, kažkas iš jūsų konkrečiai dar, čia labai pirmą variantą šiandien daug pasirinko, nes informacija nesikartojo, visai eina nauja. Tai vat, žodžiu, kažkas iki šių metų galo arba mėnesio bėgyje, kažkas gali būti susijęta su santykių trikampiu. Pavyzdžiui, įsivelsite į santykių trikampį arba sužinosite apie partnerio kažkokius tai, nu, žodžiu, čia eina kalba apie santykių trikampius. Tai vat arba įsivelsite, arba, pavyzdžiui, bendraujate su žmogum, sužinosite, kad ten žmogus turi šeimą ir panašiai, arba, nu, žodžiu, čia įvairūs gali būti variantai. Kadangi žiūrinčiųjų daug, aš nebandysiu pritaikyti, bet esmė tokia, kad
iki metų galo arba mėnesio bėgyje, vat būtent kažkas bus susijęta su santykių trikampiu. Tai sakau, arba įeisite į tokį santykių trikampį, arba dalyvausite, taip sakant, arba, arba kažkaip kitaip būsite į tai įtraukti. Va taip galėčiau sakyti. Nu, vat pasakiau įtraukti ir ant kaladės dugno velnias. Velnias visada tai yra va tai, kas, kaip sakant, uždrausta, ar ne? Tai vat čia labai ryškiai tai parodė. Galbūt dabar jau esate į tai įsivėlę ir tai gali kažkaip paaštrėti, ar ne? Tai va, nu žodžiu, įdomiai. Pirmas variantas, wow, čia turbūt labai daug pasirinko pirmo varianto, nes labai daug kažkokios informacijos eina. Tai brūkštelkit kokį komentarą, kas jums išsipildys, ypatingai neštukės, jeigu sužinosit, kad laukėtės, brūkštelkit, labai bus įdomu. Nu ką, pereisim prie antrojo varianto. Taip, antras variantas, monetų karalienė. Žiūrim, kas jūsų laukia iki šių metų galo. Arba mėnesio laikotarpyje. Nu, va, žiūrėkit, antras variantas, man rodo, kad bus kažkoks cikliškumas. Kaip tai jum perduot? Va, žinot, čia ryškiai rodo kaip figūra vyrą ir va, kažkokius tai pažadus. Su šitom dviem kortom čia buvo jum ne pirma, žodžiu, situacija tokia, kad čia rodo ne pirmas kartas, kai jum kažkas yra pažadama ir, nu, tarkim, pažadėjo, neištesėjo, arba gražiai prikalbėjo ir kažkaip, nu, bet nežinau, čia neina kalba tiek apie melą, kiek gal kažkokių iliuzijų kūrimą. Žinot, vat atrodo, išpučia kažkokį burbulą, jūs galbūt patikit ir galutinai stagnacija. Vat žinot, čia kažkam konkrečiai eina informacija, kad, vat, pavyzdžiui, jisai vedęs, nes rodo vedęs arba turi žmoną, šeimą, pavyzdžiui, nes jisai pats kaip pentaklinis, ar ne, turi moterį ir, pavyzdžiui, sako, viskas, aš ten išsiskirsiu, ten kūrė, tarkim, planus, kaip gyvensite kartu, ten gal, nu, vat, prišneka tokių dalykų, ar ne, o galutinai jokių rezultatų, jokio nėra impulso, jokio
kažkokio veiksmo nėra iš jo ir nebus, žinokit, nes galutinė korta stagnacija. Nu, čia cikliškumas, pas jūs jau tai turėjo būti, nes šita korta rodo, kad tai jau greičiausiai ne pirmas kartas, kai jums atsako ir neištesi kažkokio pažado ir jūs jau pati jaučiat, kad čia tokia iliuzijas kūrė. Arba kitas variantas, kadangi mes žiūrim ant pentaklinės karalienės, pentaklinės karalius, pavyzdžiui, jeigu jūs esate kaip meilužė, pavyzdžiui, atsiprašau, ne taip pasakiau, jeigu jūs kaip žmona žiūrite ir žinote, kad vyras turi meilužę ir sako, viskas jau daugiau ten neisiu ir viskas taškas, tai žinokit, kad vėl gali kartotis, vėl eis. Nu, vat kažkaip taip. Nes, suprantat, priklausomai, kas mane žiūri. Nu, pavyzdžiui, jeigu mane žiūri žmona arba atvirkščiai meilužė, tai vat, nu, pasikoreguokit pagal save. Nes čia rodo figūrą kaip vyrą ir kažkokių iliuzijų kūrimą. Žinot, kad vat, pasako, padarys taip, o to nepadaro. Ir tai yra cikliškumas, tai yra jau buvę. Gerai, dar kokie įvykiai. Nu, vat, čia, žinokit, kartojasi informacija antro varianto, vat kaip ir sakiau, šeimos korta, žvaigždės ir apgaulės korta. Suprantat, čia vat didelė tikimybė, kad žmogus yra šeimoje, vedęs, turi šeimą, žmoną. Ir vat sakau, priklausomai, kuri mane žiūri, tai kaip apgaudinėjo žodžiu, taip ir apgaudinės. Va taip galėčiau pasakyti. Situacija nepasikeis. Ne, čia žinokit, man daugiau net jokia, bet kažkaip keista antro varianto, net neina kita informacija, jeigu jūs nejaučiat, kad, nu, jeigu jaučiat, kad tai ne jūsų variantas, tai gal kitą pasirinkit variantą, nes bet pirmam variantui ten labai daug informacijos, o čia niekas neina daugiau, bet antras variantas čia kažkoks tai, kažkoks šeimininis vyrukas greičiausiai, arba nu jo, čia labiau tokia šeimininė korta eina ir pats pentaklinis, tai vat eina, suprantat, sudaužytas širdys, nesąžiningumas, apgaulė, tai vat žodžiu sakau, priklausomai, kas mane žiūri, ar kaip meilužė, ar kaip žmona, bet rodo, kad ėjo kažkaip šunkeliais ir eis, o galėjo būti pasaka, kad viskas bus gražiai, tai vat kažkaip, žinokit, čia kita net informacija man neina. Nu, vat, žinokit, kartojasi viskas. Tai vat, tai antras variantas, žinokit, toks būtų. Tai vat, ką kortos nori pasakyti, tai greičiausiai jūs tiesiog mėnesio bėgyje arba iki švenčių sužinosite va tą nemalonę kažkokią tai žinią. Kad pavyzdžiui, jeigu jūs žmona, tai sužinosit, kad vėl ten su kokiom moterim bendrauja arba su meilužė. O jeigu žiūri kaip meilužė, tai tiesiog įsitikinsit, kad mėnesio bėgyje niekas nepasikeis ir ten, tarkim, jeigu sakė, kad skirsis, tai nesiskirs, jeigu sakė, kad kažką tai padarys dėl jūsų, tai žinokit, nepadarys. Nes ten buvo stagnacijos korta ir pakabinta korta, nu, tai va toks ir bus. Ne A, ne B, nu, toks mėne.
Tai va, žinokit, toks antras variantas. Jeigu jaučiat, kad tai ne jūsų, tai pasirinkit kitą karalienę, nes čia tik tai viena informacija man eina. Matyt, daugiau nieko iki naujų metų arba mėnesių bėgyje nieko rimto nenutiks, išskyrus va tokią informaciją. Gerai. Toliau trečias variantas. Arba taurių karalienė, vandens stichija. Žiūrim, kas laukia trečio varianto iki naujų metų, iki kalėdų arba mėnesio bėgyje. Čia toks variantas įdomus. Žiūrėkit, čia, aišku, informacija jinai skirstosi, bet trečiam variantui labai daug žiūrinčiųjų gaus kažkokius pasiūlymus gerus. Vieni, pavyzdžiui, laukia kažkokios tai, čia gal net labiau ne kaip kelionė eina energija, žinot, o kaip ne komandiruotė, tuoj palaukit. Pavyzdžiui, kažkokio tai laukiat ar darbo užsienyje, ar kažkokio tai pasiūlymo važiuoti į užsienį, su kažkokia gal ten idėja, bet kažkas tokio, bet kažkokį tai gausit, atrodo, pasiūlymą keliauti. Tai vat vieniem gali būti tiesiog galbūt, galbūt kažkas jum pasakys, vat, nupirkau ten kokių poros dienų kelionę tiesiog, vat, šventėm. Tai vat, kažkas gausite tokį pasiūlymą, kažkas sulauks žinutės, skambučio, kad vat, ten, pavyzdžiui, jūs priėmėm, galite važiuoti, bet kažkokia va tokia informacija, kad gausite kažkokią žinią apie kažkokį važiavimą, skrydžius, ir kažkodėl tai rodo, kad jums gali sukelti galvos skausmą. O kodėl? Pas kažką tai konkrečiai bus vyras prieš. Pavyzdžiui, galbūt jums kokia, tarkim, kaip pavyzdys gali būti, kad tai pagalvoju. Vat kažkaip... Vat žiūrėkit, čia irgi labai, va, trečias variantas, tokia užsipina informacija, pas kažką tai gali būti taip. Pas vienas gali būti pasiūlys kokią nors draugę jum. Ten, pavyzdžiui, skrendam, važiuojam kažkur porai dienų. Ir jum kels galvos skausmą jūsų ten, pavyzdžiui, pas kažką galbūt tėvas, pas kažką tai vyras, bandys kažkaip jūs apriboti. Sakys, kad ne, čia taip nesąžininga, neteisinga, negerai, bandys kažkaip jūs apriboti, kad nevažiuotumėt. Pas kažką gali būti toks variantas, kad jūs suplanavote kelionę, kažkur norite, pavyzdžiui, važiuoti ir jum bambės irgi vyras. Sakys, ne, čia gal ne ten, o gal ne taip, o gal ne tą, bet kažkaip atrodo jum vyrukas kažkoks, vieniem ten tėvas, kitiem vyras apsunkins, bet kažkaip su kažkuo tai nesutiks. Ar su kelionė, su mintim jūsų, bet kažkaip gali būti, kad kažkaip jums čia pagalius į ratus kaišios.
Gerai, parodykit dar. Nu, bet žinokit, trečias variantas šiandien apie keliones. Tai va žiūrėkit, sakau, čia irgi, kadangi žiūrinčiųjų nemažai, tai kiekvienas paimkit savo informaciją, kad čia nebandyčiau idealiai tik, žinot, bendram kortų skaitime, bet kažkas konkrečiai susieta, kas laukiat su finansais, su darbu, gausite skambutį, bet būtent kažkaip labiau, man rodo, net ne vietoj darbo, o kažkur važiuoti reikės. Galbūt į komandiruotę, galbūt jūs kažkur iškvies išvažiuoti, galbūt net, žinot, kaip būna korporatyvai ar darbo kažkokie, tai netgi būna kolektyvinės kelionės, vat kažkas susijęta su kelionė, su važiavimu arba net skrydžiais. Tai va, tai vieniem kažkas susijęta konkrečiai su darbu, su kolektyvu. Pas kitus tai gali būti, sakau, įvairiai. Gali būti, jūs planuojat kelionę, jūsų vyras planuoja kelionę, kažkur porai dienų prieš šventes kažkur išvažiuoti, išskristi, pabūti porą dienų. Bet kažkodėl rodo, kad kažkuo tai nepatenkintas tas jūsų vyrukas arba kažkoks tai pas kažką tai gali būti darbdavys irgi, pavyzdžiui, dirbat ir pasakysit, kad noriu porai dienų kažkur išvykti ir gali jum truputėlį sakyti, kad pas mus čia busy, čia dabar daug darbų, negali, arba ką tu čia savo galvoji. Nu, pas kiekvieną, sakau, čia skirtingai bus, bet trečias variantas apie keliones. Apie keliones. Dar pažiūrim, rodys ką nors. Nu, žinokit, čia viskas kažkaip apie veiksmą. Pas kažką tai gali būti variantas, kad planavote per šventes šeimą aplankyti, kažkur išvažiuoti, tėvus aplankyti, arba kažkokius giminaičius. Tai tokie irgi gali būti. Nu, ta prasme, ta kelionė, bet kažkodėl mano, kodėl čia. Ai, supratau, va čia man būtent rodo, žinot kaip, jeigu planavote iki švenčių kažkaip kelionę pas giminaičius, ten ar tėvus, tai kažkaip man rodo, kad yra tikimybė, kad nesigaus ta kelionė. Bet tiem, kas darbo reikalais arba trumpos kažkokios kelionės, tai viskas ok, ten viskas bus gerai, kaip ir sėkmingai. O kas planavote ten per šventes kažkur, jeigu toliau vykti, skristi pavyzdžiui pas tėvus, tai kažkodėl man rodo, kad gali nesigauti. Kodėl? Nu, kažkoks, man rodo, kad gali įvykti konfliktas. Iki to laiko
pavyzdžiui, su kažkokiais šeimos nariais gali truputėlį įvykti kažkoks kivirčas, konfliktas ir atšauksite kelionę. Neskrysite, nevažiuosite, vat kažkaip taip. Žodžiu, jeigu taip, kad apibendrint, jeigu kalbam apie keliones darbo reikalais, kolektyvo reikalais, viskas gerai. Jeigu kelionė ten su partneriu ar ten su drauge, viskas gerai. Ten gali šiokių tokių galvos skausmų būti dėl kažko, tai kažkas gali trukdyti, bet viskas gerai bus. Bet kalbant apie keliones per šventes ar mėnesio laiko bėgyje pas giminaičius ir šeimos narius, tai vat gali nelabai pasisekti dėl kažkokio tai kivirčo, kažkokių nesutarimų ir galite atšaukti kelionę. Vat tokie nusimato. Nu, vat sakau, atšaukti kelionę pasaulio korta, vat ne. Jo, žinokit, vat jeigu pas giminaičius šeimą planavo, tai yra didelė tikimybė, kad nutrūks kelionė. Tai va, toks trečias variantas. Kiekvienas savotiškas. Nu ką, gerai, paskutinis pas mus ketvirtas variantas - oro stichija arba kardų karalienė. Čia kadangi pas mane Manara, tai aš dėsiu kortas truputėlį toliau arba pridenginėsiu jas kažkaip kitom kortom, kad YouTube'as manęs čia nepriblokuotų. Dėsiu nuo kameros truputėlį toliau. O aš įsivaizduojat, kardų karalienę sudėjau su visom kortom. Nu gerai, sudėjau, reiškia, taip turi būti, tebūnie. Žiūrim, kas laukia ketvirto varianto. Čia jaučiu, kad iš pirmo varianto, man atrodo, yra perėjusiu pažiūrėti ketvirtą variantą, nes truputėlį yra panašios informacijos. Tuoj palaukit, dar sekundėlę aš papildysiu, bet ketvirtas variantas, nu įdomus. Žodžiu, pas nemažą dalį ketvirto varianto čianai ryškiai eina du vyrai, aukščiausia žinia. Žodžiu, išaiškės kažkokie tai, žodžiu, kad arba, pavyzdžiui, du vyrai vienas tarpusavį sužinos, kad bendraujate su vienu ar su kitu. Žodžiu, gali jie tarpusavį sužinoti vienas apie kitą.
dėl to įvyks kivirčas, konfliktas arba su abiem, arba su vienu iš jų, nes paaiškės kažkokie paslėpti dalykai, bet taip galėčiau sakyti, kažkokie bendravimai. To sekundėlę. Nu jo, čia vat kadangi čia imperatorienė krenta, nu tai gali būti, kad pavyzdžiui irgi toks variantas, bendraujate su kokiu nors irgi vedusiu vyru ir dar gal kažkokį tai turite vieną paraleliai. Nu žodžiu, čia toks jovalas truputėlį santykių gali būti. Cikliškumas irgi. Nu, bet žiūrėkit, kažkas gaus pasiūlymą. Ketvirtam variante yra, čia aišku, nedidelis procentas žiūrinčiųjų, bet per šventes arba mėnesio bėgyje galite gauti pasiūlymą tuoktis. Galbūt žiedą, galbūt tiesiog pasiūlymą, galbūt jūsų partneris jums užsimins, kad galbūt norėtum ten susirašyti, susituokti, vestuvių ir panašiai. Nes čia konkrečiai kortos oficialios tokios ir gausite labai ryškę tokią žinutę apie santuoką. Nu, bet žinokit, ketvirtas variantas, labai daug eina informacijos, labai daug personažų išeina. Tai vat jeigu įsivėlėte į kažkokius santykių trikampius, keturkampius, tai va čia truputėlį turėsi daugiau judesiuko mėnesio bėgyje arba iki švenčių, vat kažkas užvirs tenai, aistros kažkokios, vieni apie kitus gali sužinoti arba kažkokie kivirčiai gali įvykti, žodžiu, paaštrės situacija. Dar kažkas tai matau, kad mėnesio bėgyje arba jūs dabar ieškote automobilio pirkti, arba nusipirksite. Vat jeigu ieškote, tai mėnesio bėgyje nusipirksite automobilį arba palaukite, pasitikslinsiu. Ne, nu vat svajojat kažką tai, kažkokia matyt svajonė, gal kažkokią tai išsipildysit, vat kažkas susijęta su automobiliu. Galbūt pasikeisti automobilį į kitą, galbūt aplamai nusipirkti automobilį, bet kažkaip išpildysite kažkokią tai svajonę susijęta su automobiliu, su mašina, su transportu. Nu, galbūt jūsų ten, nežinau, svajonė buvo elektrinis paspirtukas, tai vat išpildysit savo svajonę. Arba kitas variantas, per šventes gausite dovanų automobilį, irgi gali būti. Nes čia 9 taurės, jo, gali būti irgi, o pavyzdžiui, sakėt, kažkam svajojat ir gali būti, kad per šventes gausite dovanų automobilį, žinokit.
Nu ir viskas, žinokit, daugiau informacijos kažkokios papildomai neina. Vat tiek, kiek mačiau, tiek. Matyt, mėnuo nėra čia tokia ilga perspektyva, tiek daug nieko nenutinka per tokį trumpą laiką. Na, kiek pamačiau, tiek. Bus labai įdomu, žinokit, jeigu pakomentuosit, kas jums išsipildys. Vienuose variantuose galbūt neštukės pakomentuoti galit, kas gausite automobilį, dovanų arba nusipirksite, irgi bus labai įdomu, pakomentuokite, pas ką ten dar kažkokios tai prognozės išsipildys, tikrai bus labai įdomu paskaityti. Tai va, tai labai ačiū už šiandieną, ačiū už laiką su manim. Ir tuomet iki pasimatymo kitose video. Beje, primenu, nepamirškite, kas nori laimėti sielos formulę, komentuokite po šito video, o aš gruodžio 15 dieną išrinksiu 10 laimingųjų. Ir būtinai, jeigu komentuojate, nepamirškite tą pačią gruodžio 15 dieną vakare užeiti po to pačiu video ir pažiūrėti, ar esate įtraukti į laimėtojų sąrašą, nes yra buvę tokių variantų, kad pakomentuoja ir paskui dingsta ir nemato sąrašo laimingųjų. Tai va, tai nepamirškit, jeigu komentuojat, tai nepradinkite. Tai va, tai turbūt iki pasimatymo kitose video. Aš labai tikiuosi, kad gausis jums jį padaryti, dar vieną, ta prasme, padaryti iki švenčių. Tikiuosi. Tai va, gražaus jums likusio vakaro, tiksliau nakties, kas mane žiūrės vakare, kas žiūrės gražios dienos. Ir iki.